Tapti programuotoju – daugelio svajonė. Bet kaip tą svajonę paversti realybę? Internete patarimų jūra. Vieni tvirtina, kad be diplomo ne iš vietos. Kiti tuo tarpu žada programuotojo algą vos per 3 mėnesius. Taigi šiandien pabandykime atskirti grūdus nuo pelų ir išsiaiškinti, koksgi tas tikrasis kelias į sėkmingą programuotojo karjerą. Ir štai tas amžinas klausimas, ar ne? Ką daryti? Ar investuoti 4 metus ir, neslėpkime, nemažus pinigus į universitetą, o gal geriau rinktis tuos greitus, bet ne ką pigesnius kursus? Abu keliai, žinoma, turi savo pliusų ir minusų, savo vilionių ir spastų, tad panagrinėkime juos iš arčiau. Programavimo pasaulyje sklanda 2 labai populiarūs mitai. Pirmasis, tas senas gerai žinomas, sako, kad be universiteto diplomo esi niekas, kad visos durys į IT sritį tiesiog uždarytos. Antrasis melas, naujesnis, blizgesnis, žada, kad vos po 3 mėnesių kurso ne tik gausi darbą, bet ir iškart tapsi senior lygio specialistu. Kyla natūralus klausimas, ar kuris nors iš jų teisingas, o gal tiesa, kaip dažniausiai ir būna, yra kažkur per vidurį. Gerai, štai koks mūsų planas. Pirma, apžvelgsime tradicinį universiteto kelią. Tada pasinirsime į tą greitų rezultatų žadantį kursų pasaulį. Galiausiai išnagrinėsime savarankiško mokymosi iššūkius. Tada ieškosime būdų, kaip visą tai sujungti ir pabaigai konkretus 6 mėnesių planas. Pradėkime nuo klasikos – universiteto. Daug kam tai atrodo pats saugiausias, pats patikimiausias bilietas į sėkmę. Bet ar tikrai taip yra? Pažiūrėkime, ar šis tradicinis kelias vis dar atlaiko laiko išbandymą šiuolaikinėme pasaulyje. Ši citata, man atrodo, puikiai atspindi tikrąją diplomo vertę. Tai nėra kažkoks auksinis bilietas į sėkmę, bet jo neturėjimas iš tiesų gali užversti kai kurias duris. Galima sakyti tai lyg saugos pagalvė automobilyje. Gal jos niekada ir neprireiks, bet velniškai geras jausmas žinoti, kad ji yra. Žinot, dažnai manoma, kad universitetas tai vieta, kur tiesiog mokomasi konkrečių programavimo kalbų. Bet iš tikrųjų tai kur kas daugiau. Tai gyvenimo mokykla. Būtent čia išmokstama disciplinos, savarankiškumo, bendravimo ir, kas svarbiausia, mąstyti struktūriškai. O šie įgūdžiai išlieka vertingi visą gyvenimą, net tada, kai išmoktos technologijos jau seniai būna pasenusios. Būkime atviri. 18-mečiui tikrai sunku atsispirti pagundai visą dieną žaisti kompiuterinius žaidimus, jei tik tam yra proga. O universitetas duoda struktūrą, rutiną, kuri padeda tos pagundos išvengti. Galų gale, 4 metai studijų yra kur kas produktyviau nei 4 metai praleisti virtualiame pasaulyje, bandant pasiekti aukštesnį lygį. Tiesa. O dabar pasinerkime į greitų pinigų ir stulbinančio rezultatų pasaulį. Programavimo kursus. Ar tai tikrai stebuklingas greitkelis į IT Olimpą? Ar vis dėlto tai tiesiog gerai apgalvota rinkodaros strategija, kuri labiau primena kazino? Didžiulis atlyginimas vos po kelių mėnesių mokslų. Skamba tiesiog per gerai, kad būtų tiesa, ar ne? Na, greičiausiai taip ir yra. Verta prisiminti vieną paprastą taisyklę. Vienintelis asmuo, kuris iš tokių kursų garantuotai uždirbs, yra jų organizatorius. Tai kaip atskirti gerus kursus nuo apgaulingų? Atsakymas iš tiesų gana paprastas. Reikia atkreipti dėmesį į pažadus. Jei kursai žada garantuotą darbą ir apie tai kalba daugiau negu apie patį mokymosi procesą, na tai turėtų būti raudona vėliavėlė. Sėkmė visada priklauso nuo įdėto darbo, o ne nuo kažkokių stebuklingų kursų. Supraskime teisingai. Kursai tai ne stebuklinga piliulė, o įrankis. Ir geras įrankis gali smarkiai pagreitinti procesą, suteikti struktūrą, palaikymą, bet darbo žmogų jas neatliks. Viskas priklauso nuo teisingo požiūrio ir realistiškų lūkesčių. Svarbiausia – pasirengimas įdėti pastangų. Gerai, o dabar savarankiškas mokymasis. Tai laisvė, lankstumas, begalinės galimybės. Bet su ta laisvė ateina ir didžiuliai iššūkiai. Ar esate pasirengę su jais susidurti visiškai vieni, be jokio vedlio? Amžinos teorijos spąstai. Tai tokia situacija, kai nuolat kažko mokaisi, bet realiai nieko neišmoksti. Teko pačiam į juos įkliūti, kai pradėjau domėtis programavimu. Žiūri pamokas, skaitai straipsnius, bet realūs projektai taip ir lieka nepradėti. Tad kaip ištrūkti iš šito užburto rato, kuriame atrodo, kad daug darai, o iš tikrųjų stovi vietoje? Štai 3 auksinės taisyklės, kurios padės išvengti tų amžinos teorijos spąstų. Pirma, susitelkti ties vienu dalyku. Viena kalba, viena technologija, vienas pagrindinis kursas.
Antra, viską, ką išmokstama, iškart paversti praktika. Ir trečia, be galo svarbi taisyklė – nebūti vienam, bendrauti ir dalintis patirtimi. Atrodo paprasta, bet tai tikrai veikia. Taigi, išnagrinėjai visus 3 kelius, prieiname prie ko gero svarbiausios išvados. Geriausi programuotojai yra hibridai. Jie sugeba meistriškai sujungti geresias universiteto, kursų ir savarankiško mokymosi savybės į vieną galingą visumą. Programavimas tai nuolatinis mokymasis. Technologijos keičiasi tiesiog žaibišku greičiu. Universitetas ir kursai gali suteikti puikų startą, bet galiausiai viskas priklauso nuo gebėjimo mokytis savarankiškai. Visą gyvenimą reikia būti pasirengusiam tapti amžinu studentu. Gerai, dabar pritaikykime visą šią teoriją praktiškai. Koks kelias yra geriausias? Viskas priklauso ne nuo pačių kelių, o nuo asmeninės situacijos, motyvacijos ir žinomo gyvenimo etapo. Pavyzdžiui, jaunam žmogui turinčiam laiko dažnai rekomenduojamas derinys, tai universiteto pamatas kartu su savarankišku mokymusi. Jei kalbame apie karjeros keitėją, kuris turi mažiau laiko, bet degančią motyvaciją, kokybiški intensyvūs kursai gali būti puikus tramplinas. Na, o jei jau yra daug įsipareigojimų, svarbiausia tampa efektyvumas. Tokiu atveju geriausia rinktis siaurą, paklausią sritį ir mokytis labai tikslingai. Gerai, teorijos pakaks, pereikime prie konkretaus 6 mėnesių plano, kuris padės sėkmingai pradėti programuotojo karjerą. Nesvarbu, kuris iš kelių pasirinkame kaip pagrindinis. Štai 6 mėnesių iššūkis. Ar esate pasiruošę jį priimti? Pirmiausia, apsispręsti. Antra, laikytis plano. Trečia, praktikuotis ir dar kartą praktikuotis. Kiekvieną dieną. Ketvirta, rodyti savo darbus. Penkta, stebėti rinką. Ir šešta, bendrauti su bendraminčiais. Po 6 mėnesių bus galima pažvelgti į veidrodį ir pamatyti ten programuotoją. Galiausiai reikia suprasti, vieno teisingo kelio į programavimą tiesiog nėra. Svarbiausia, ne aklai sekti kitais, o susikurti savo unikalų hibridinį kelią, kuris atitiktų asmeninius tikslus ir poreikius. Tad, koks bus tas kelias?